Žmogus susijęs su šaltiniu jaučia kontaktą, sąsają su šaltiniu. Jis turi nepajudinamą įsitikinimą ir žengia per gyvenimą tarsi laimingasis, kuriam paklūsta visos aplinkybės. Jis yra atsivėręs sėkmei ir niekados nesako, kad jo troškimai gali neišsipildyti. Jo žodžiai visada kupini įsitikinimo, aiškiu žinojimu, kad šaltinis aprūpina viskuo. Susijęs žmogus nesako mano tiesiog, kad mano lemtis tokia. Jis sako, mano reikalai negali klostytis kitaip, kaip tik sėkmingai. Aš ketinu tai sukurti ir žinau, jog man pavyks. Kai jis stengiasi kalbėti, kad tai neįmanoma, jis lieka palaimingai kurčias visiems panašiems aiškinimams. Atrodo, kad šis žmogus gyvena kitame pasaulyje, kuriame jis tiesiog nesugeba girdėti priežasčių, kad jo sumanimai negali įvykti. Toks jo tvirtas įsitikinimas. Jis atsisako galvoti apie tai, kad negali atsitikti tie jo stebuklai, kadangi jis pritraukia būtent tai, apie ką galvoja. Todėl galvoja vien tik apie tai, ką jis nori sukurti. Jis negyvena savo istoriją, jam nesvarbu, kas atsitiko pirmiau. Praeitis graužaties nesudaro jam. Praeitis graužaties jam nesudaro. Jis sėkmiai atsivėręs ir pažįsta ir pasitikė nematomą jėgą, kuri aprūpina viskuo. Jis taip nepriekaištingai susijęs su gausos šaltiniu. Gausa tai ir yra rusiškai izobilija. Jis taip nepriekaištingai susijęs su gausos šaltiniu, kad jam ta sąsaja yra tarsi natūrali aura, neleidžianti prasiskverbti net menkiausiai minčiai apie nesėkmę. Šaltinis yra begalinis aprūpinimas. Žmogus susijęs su šaltiniu paiso tik savo tiesų. Jei šio žmogaus klausysitės, jis paaiškinkis, jog visata yra energijos ir traukimo visata. Tie žmonės, kurie gyvena baimės ir stygiaus gyvenimus tik todėl, kad savo troškimų įsipildymą sieja su ego galiomis. Matai, su ego, bet ne dvasios ir ne šaltinio galiomis. Tie, kurie gyvena įprastus gyvenimus. Tiesiog atkurkite ryšį su savo šaltiniu ir būkite tokie kaip jis. Ir jūsų troškimai išsipildys. Susijusiam žmogui tai atrodo labai paprasta. Visą laiką mąstyti apie tai, ką ketinate sukurti. Visą laiką energetiškai dėrėti su ketinimo lauku ir stebėti, kaip tavo gyvenime daugėja būdų tam realizuotis. Tai va čia yra pagrindinė jo šalis visą laiką. Tai yra pirmas dalykas atkurti šaltinį atkurti ryšį su savo šaltiniu ir būti tokiu kaip jis. Ir troškimai tada įsipildys. Visą laiką mąstyti apie tai, ką ketini sukurti. Visą laiką energetiškai dėrėkite su ketinimo lauku.
Tai visą dieną orientuojasi į savo 15 000 eurų ir stebėki, kaip gyvenime daugėja būdų tam pasireikšti. Visur matyki 15 000 vaizdus. Visur matyki būdus ir priemonės, leidžiantis turėti tai, ko prašai, iš visą kuriančio šaltinio. Susijęs žmogus nepripažįsta jokių atsitiktinumų. Net tariamai nereikšmingas įvykis jis laiko tobulų darnos dalimi. Jis tiki sinchroniškumu ir niekiek nesistebi, kad visai netikėtai paskambina žmogus, apie kurį jis tuo metu galvojo, kai netikėtai atkeliauja leidinys su reikalinga informacija, kai mįslingai atsiranda pinigų, kurie reikia jo sumanimui įgyvendinti. Tai mįslingai gali atsirasti pinigai, kurie reikalingi jo sumanimui įgyvendinti. Susijęs žmogus nebando žūtbūti prieš savo nuomonės. Jis savo energijos nešvaisto ginčams, nes supranta, jog tai į jo gyvenimą trauktų dar daugiau priešpriešos ir nevilties. Jis žino, ko nori ir nepasiduoda pagundai kovoti su gyvenančiais kitaip. Jis tiki, kad visatoje atsitiktinumų nėra, nes visata turi nematomą energiją, be paliovos kuriančią ir teikianti beribį apsirūpinimą viskuo. Viskas, kas vyksta jo gyvenime, vyksta tik todėl, kad šitaip numatė žmogus ir ketinimo galia. Viskas, kas vyksta gyvenime, vyksta tik todėl, kad šitaip numatė ketinimo galia. Taigi visada ir už viską jis dėkoja. Dėkoja net iš tos dalykus, kurie laikomi kliūtimis. Pavyzdžiui, dantų skausmas. Už viską dėkoja ir dėkoja už kliūtis. Nes šitaip numatė ketinimo galia. Jis nori ir sugeba laikiną negalavimą suprasti kaip palaimą. Tai labai svarbu. Jis nori ir sugeba laikiną negalavimą suprasti kaip palaimą. Širdie jaučia, jog kiekvienoje negandoje glūdi galimybė. Labai svarbu, kad širdie jaučia kiekvienoje negandoje glūdi galimybė. Kad visame tame, kas atsitinka jo gyvenime, slypi tai, ko jis ieško ir ką jis kūrė. Kiekviename tame, kas atsitinka jo gyvenime, kiekviename žingsnyje atsiminki, glūdi tai, ko tu ieškai, ką kuri. Čia pagrindinė taisyklė. Jis šlovina visas galimybės esančias kiekviename žingsnyje, nes prašymai tik tai didina stygių. Negalima per daug prašyti, o reikia šlovinti. Reikia neprašyti, o šlovinti. Kiekviename žingsnyje visas galimybės, kontaktus su žmonėmis, veiksmus, garsus, vaizdus. Jo bendravimas su šaltiniu yra pagrįstas pagarbiu dėkingumu už visą tai, kas vyksta jo gyvenime, kiekvieną akimirką, kiekvieną žingsnį čia ir dabar. Ir kiekviename žingsnyje.